Skaitinys iš Išėjimo knygos. Anomis dienomis Dievas ištarė visus šiuos žodžius. Aš esu viešpats, tavo Dievas, kuris išvedžiau tave iš Egipto žemės, iš vergovės namų. Neturėsi kitų dievų, tik tai mane. Nenaudosi piktam viešpaties savo Dievo vardo, nes viešpats nepaliks nenubausto to, kuris naudoja piktam jo vardą. Atsimink, kad švęstum šabo dieną. Gerbk savo tėvą ir motiną, kad ilgai gyventumei krašte, kurį viešpats tavo Dievas tau skiria. Nežudysi, nesvetimausi, nevoksi, neliudysi melagingai prieš savo artimą, negeisi savo artimo namų, negeisi savo artimo žmonos ar vergo ir vergės, ar jaučio, ar asilo, ar bet ko, kas priklauso tavo artimui. Tai Dievo žodis. Viešpatie, tu turi amžinojo gyvenimo žodžius. Viešpaties mokymas tobulas, jis atnaujina gyvastį. Viešpaties įsakai teisingi, jie paprastus žmones padaro išminčiais. Viešpaties įstatai teisūs, jie džiugina širdį. Viešpaties įsakymas aiškus, akims jis duoda šviesą. Tyra pagarbioji Dievo baimė, ji ištikima per amžius. Tikri viešpaties sprendimai, visi jie teisingi. Brangintini labiau už auksą, net už rinktinį auksą, saldesni jie už medų, gryniausia koro medų. Skaitinys iš Šventojo apaštalo Pauliaus pirmojo laiško korintiečiams. Broliai ir seserys, žydai reikalauja stebuklų, graikai ieško išminties, o mes skelbiame Jėzų nukryžiuotąjį, kuris žydams yra papiktinimas, pagonims kvailystė. Bet pašauktiesiems, tiek žydams, tiek graikams, mes skelbiame Kristų, kuris yra Dievo galybė ir Dievo išmintis. Dieviškoji kvailybė išmintingesnė už žmones
ir Dievo silpnybė galingesnė už žmones. Tai Dievo žodis. Garbė tau, Kristau, dieviškasis žodis. Dievas taip pamilo pasaulį, jog atidavė savo viengimį sūnų, kad kiekvienas, kuris jį tiki, turėtų amžinąjį gyvenimą. Viešpats su jumis. Iš Šventosios Evangelijos pagal Joną. Artėjant Žydų Velykoms, Jėzus nukeliavo į Jeruzalę. Šventykloje jis rado prekiaujančių jaučiais, avimis, balandžiais ir prisėdusių pinigų keitėjų. Susisukęs iš virvučių rimbą, jis išvijo juos iš šventyklos, išvarė avis ir jaučius, išbarstė keitėjų pinigus, išvartė jų stalus. Karvelių pardavėjams jis pasakė: pasiimkite savo paukščius ir iš mano tėvo namų nedarykite prekybos namų. Jo mokiniai prisiminė, kad yra parašyta: uolumas dėl tavo namų sugrauš mane. Tuomet žydai kreipėsi Jėzų sakydami: kokį ženklą mums galėtum duoti, jog turi teisę taip daryti? Jėzus atsakė: sugriaukite šitą šventovę, o aš per 3 dienas ją atstatysiu. Tada žydai sakė: 46 metus šventovę statė, o tu atstatysi ją per 3 dienas. Bet jis kalbėjo apie savo kūno šventovę. Tik paskui jam prisikėlus iš numirusių, mokiniai prisiminė jį apie tai kalbėjus. Jie įtikėjo raštu ir Jėzaus pasakytais žodžiais. Per Velykų šventes jam būnant Jeruzalėje, daugelis švyko jo vardą, matydami jo daromus stebuklus. Bet Jėzus, gerai visus pažindamas, jais nepasitikėjo. Jam nereikėdavo, kad kas paliudytų apie žmogų. Jis pats žinojo, kas yra žmogaus viduje. Tai viešpaties žodis. Mėly Kristaus broliai ir seserys, štai paskutiniai girdėtos Evangelijos žodžiai mums tokie artimi ir bylojantis apie paties viešpaties dievystę,
Viešpats žino, kas yra mūsų širdį. Įsivaizduokit savo, kiek daug mūsų čia susirinkusių, kiek daug žmonių Lietuvoje, kiek daug žmonių pasaulyje. Ir Dievas yra tas, kuris pažįsta kiekvieno žmogaus širdį, kiekvieną asmeniškai. Ir su kiekvienu gali palaikyti ryšį. Kiekvienas mes esam Dievui svarbus, kiekvienas mes esam unikalus ir nepakartojamas. Už kiekvieną Viešpats paguldė savo gyvybę. Dėl to mums taip yra svarbu kreiptis į Viešpatį ir būti sąžiningiems savo viduje. Taip kaip viduje jaučiuosi, ką išgyvenu, Dievui ir pasakyti. Tos mūsų širdies mintis yra Dievui taip svarbios, taip brangios ir nuo Dievo nieko mes nenuslėpsim. Visada prieš jį esam atversta knyga. Kas jau kas, o Dievas mus supranta labiau už mus pačius, kaip sakė šventasis Augustinas. Ir Viešpats Jėzus, štai kalbėdamas mums šį sekmadienį apie šventyklą, apie šventovę, nori mūsų mintis kreipti į kiekvieną iš mūsų, kad kiekvienas iš mūsų mes esam kaip šventovė. Žydams kadaise šventykla buvo pati švenčiausia vieta. Ten galėjo Viešpaties prašyti, atsiprašyti ir tai buvo tarsi pasaulio centras, Dievo buvimo ženklas, kad Dievas yra toks didingas, toks turtingas, apstus ir toks geras. Ir kai ta šventykla buvo sugriauta, tai po žemės, kaip sakant, svyra slysta iš po kojų ir atrodo po saulę šiam pasaulyje nėra nieko stabilaus. Jeigu jau Dievo šventykla, paties Viešpaties buvimo vieta, šventų švenčiausia vieta yra suniokota. Ir tai buvo keletą kartų. Šventykla buvo atstatyta ir vėl sugriauta. Ir štai ir dabar tikintys žydai turi tą viltį atstatyti šventyklą. Tai drebina daugelio žmonių vaizduotę ir kelia kai kuriems ir nerimą. O Jėzus atėjęs į šitą pasaulį, tapęs vienu iš mūsų, primena, kad ne tiek ta šventykla yra svarbi, o jis pats yra įsikūnijęs Dievas. Jis yra tas, kuris atneša Dievo artumą. Pats Jėzus yra Dievo šventykla. Ir krikščionys tą suprasdami net ir bažnyčią statydavo kryžiaus planu. Jeigu iš dangaus pasižiūrėtume, tai daugelis bažnyčių yra kryžiaus formos. Ir tai primena, kad čia mes švenčiam susirinkę Viešpatį Kristų. Jis yra Dievas, mūsų brolis, Dievas ir žmogus. Ir mes jį čia sutinkam, jo artumą išgyvenam ir norim vienyti su juo. Ir mes jį priimam tam, kad kiekvienas iš mūsų taptume mažomis šventovėmis, kad saugotumės nuo nuodėmės ir kad į gyvenimą neštume šventumą. Kiekvienas į savo sritį, kiekvienas į savo namus. Ir štai seniau būdavo toks paprotys, netgi tie, kurie lankėsi bažnyčioje, kurie priėmė šventą komuniją, priėjo išpažinties, klausėsi Dievo žodžio, grįžę namo, anksčiau nebuvo įprasta palaiminti namiškius ar nelabai tikinčius, tai bent juos pabučiuodavo, pasveikindavo. Tokiu būdu, sako, nešam Dievo šventumą, Viešpaties pabučiavimą tiems, kurie netikintis, kurie gal dėl įvairių priežasčių liko namuose. Tai yra linkėjimas ir kvietimas, kad mes tą Viešpaties ramybę, kurią čia išgyvenam, sutikdami Kristų, klausydamiesi jo žodžio, jį priimdami komunijoje, tą ramybę, kurią čia patiriam, kad neštume į visas savo sritis, į santykius, į konfliktus, į problemas, atneštume Dievo artumą. Ir tam, kad mūsų gyvenimo šventovės iš tiesų nesugriūtų, tam, kad mūsų gyvenimai būtų tvirti ir kad tikrai pavyktų mums Dievą juose išlaikyti, savo gyvenime Viešpatį turėti, mums duodamas kelias, ženklai, Dievo įsakymai. Štai ne veltui apie juos ir girdėjome. Mes dažnai gyvenime norim patirti stebuklų,
kad pagytume, kad vaikai atsiverstų, kad susitaikytume, kad baigtųsi karai, kad liautųsi įvairios problemos, kad atsirastų pamesti daiktai, kad įvyktų didžiuliai pasikeitimai ir kartais nusiviliam, kai tai neįvyksta, bet kartais yra didis ženklas ir stebuklas, kai mes patys stengiamės Dievui padedant laikytis jo įsakymų, laikytis jo žodžių. Tai dažnai prilygsta stebuklui, kad vieną ar kitą įsakymą pavyksta mano gyvenime periodiškai įgyvendinti, periodiškai jo laikytis. Pavyzdžiui, jeigu aš turiu kažkokią ydą apkalbinėti, smerkti, niekinti kitą, gali sakyti žodžiu žudyti, galbūt prikasiu liežuvį ir vis prisiminsiu, kad negaliu smeigti peilio į kito žmogaus nugarą, jam už akių, kad negaliu niekinti kito, kad negaliu skriausti. Ir jeigu tą darau, nepavyksta atsikratyti, gal reikia eiti dažniau iš pažinties, atsiprašyti, galvoti ir domėtis, o kaipgi galiu labiau Viešpaties žodį įgyvendinti. Ir kai tai pavyksta, galima sakyti, mano gyvenime yra stebuklo skonis. Ir tokiu būdu aš savo širdies šventovę, savo sąžinės šventovę darau artimesnę Dievui. Joje Dievą labiau noriu statyti į centrą, gyventi pagal jo žodį. Viešpats neniekina nė vieno, net didžiausio nusidėjėlio, tik tai laukia jo atsivertimo. Viešpats priima mus tokius, kokie esam, mato mus kiaurai, bet jis taip trokšta, kad mes panašėtume į jį ir kad mes, nebodami įvairiausių sunkumų, nepasisekimų, parpuolimų, mes kiltume, prašytume jo pagalbos, mes prisimintume jo žodį ir stengtumės jį įgyvendinti, kad ir kaip tai nepavyktų mums padaryti. Viešpats Jėzus, išvydamas iš šventyklos prekiautojus, norėjo pabrėžti, kad santykis su Dievu turi būti kuo tyresnis, kuo švaresnis. Tai nereiškia, kad jame neturi būti aukos, tai nereiškia, kad jame neturi būti kažkokių žemiškų mūsų dalykų. Tai reiškia atvirumą Dievui, kad mes Dievo nenupirksim, kad mes Viešpaties kažkaip nepergudrausim, kad mes Viešpaties kažkaip nepriremsim, bet tikrai mes esam kviečiami būti tokiais, kokie esam, atvirais prieš Dievą. Ir vis klausti, o ką Viešpatie galėčiau padaryti, kaip labiau galėčiau tau atsiliepti, kad mano gyvenimo šventovė būtų tau priimtina, kad joj mielai pasiliktum ir kad neščiau Dievą kitiems. Viešpats Jėzus yra mūsų gyvenimo šventykla, kurioje mes pasiliekame priimdami komuniją, kuri mumyse pasilieka ir mes esam tarsi tie tabernakuliai, kurie Viešpatį nešam, bet ir Viešpats nori mumyse gyventi. Ir Dievo įsakymų kelias yra tas tinkamas kelias Dievui tiesti kryptį, Dievui tiesti gyvenimą pas mus. Taigi, tegul šitie ženklai, Dievo įsakymų ženklai niekada nebūna nubraukti mūsų istorijoje. Visada pagalvokim, kaip tuos 10 žodžių, 10 ženklų galėčiau geriau įgyvendinti. Prisimenam, kad pirmieji kalba 3 apie santykį su Dievu, kiti 7 mūsų santykius tarpusavį apibūdina. Taigi 2 kryptis - mūsų santykis su Dievu ir mūsų santykiai tarpusavį. Štai tarsi 2 rankos, kuriomis mes apglėbėme Viešpatį ir vienas kitą. Padėk mums, Viešpatie, neniekinti tavo žodžio, tavo įsakymų, jų laikytis ir taip tobulinti, puošti savo gyvenimo šventovę, kad atėjus laiko pilnatvėj galėtume keltis kaip tavieji, kaip tie, kurie brangino tavo mintį, tavo žodį, kurie stengiasi tau atsiliepti.
puikiai prisimenat taisyklę, kad jeigu žmonės gyvenime laikytųsi Dievo įsakymų, tai jokių kitų įstatymų, poįstatyminių aktų tikrai nereikėtų. Kiekvienas kviečiamas apsvarstyti savo širdį, ypač per gavėnią, ar aš tinkamai įgyvendinu Viešpaties žodį, ar aš esu Kristaus sekėjas. Ne tik tai tas, kuris pritarė Kristui, save vadina krikščioniu galbūt, pažįsta Kristų, bet ar seku paskui jį. O Dievo įsakymų kelias yra toji pradžia, kai galim Dievui atsiliepti ir jo žodį mėginti įgyvendinti. Te padeda mums Viešpats šitame kelyje. Amen.